2025 m. birželio 28 d. sukanka 100 metų, kai gimė kunigas Pasvalio krašto garbės pilietis Benediktas Mykolas Urbonas. Nuo 1980 m. birželio 17 dienos klebonavo Joniškėlio parapijoje, tvarkė bažnyčią, aktyviai kovojo už blaivybę, jaunimo religinę ir patriotinę dvasią. Laisvai kalbėjo vengrų, vokiečių, lenkų, rusų kalbomis. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, kunigas Benediktas Urbonas buvo Joniškėlio sąjūdžio grupės iniciatorius. 1989 metais įkūrė Lietuvos krikščionių demokratų partijos kuopą Joniškėlyje, vėliau Pasvalyje, Grūžiuose. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, Joniškėlio mieste ir apylinkėse klebonas Benediktas Urbonas pastatė ir sutvarkė 14 kryžių, koplytstulpių, paminklų. Kunigas Benediktas Mykolas Urbonas mirė 2002 m. Liepos 7 d. Minint Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų, Joniškėlio bažnyčios šventorijoje pastatytas akmeninis bareljefas su Kristaus atvaizdu ir geležiniu kryžiumi, saulute virš jo. Pasvalio kryžių slėnyje pastatytas ir joniškėliečių kryžius, autorius Ignas Petrauskas, kurį 1989 m. rugpjūčio 23 d. pašventino kunigas Benediktas Urbonas. 1989 metais Joniškėlio naujose kapinėse kunigo Benedikto Urbono iniciatyva pastatytas paminklas tremtiniams, meistras Kęstutis Dulevičius. Prieš paminklą simbolinis tremtinių kapas. Klebonas paminklui aukojo pinigus, organizavo žmonių talkas statybai. Joniškėlio klebonui Benediktui Urbonui vadovaujant imta tvarkyti žydų kapinės Joniškėlyje. Pastatytas akmeninis paminklas. Į jo atidarymą iš Vilniaus atvyko politikas Emanuelis Zingeris su broliu Marku, žydų poetų ir rašytojų. Iškilmės vyko 1989 m. rugpjūčio 20 d. Dalyvavo daug joniškėliečių, pasvaliečių, 2 rabinai iš Vilniaus, 5 katalikų kunigai. Tai pirmas atstatytas paminklas žydams Lietuvoje. Joniškėlio miestelio apylinkėse buvo nužudyta ir pamiškėse bei paupiuose palaidota Lietuvos partizanų. 1989 metais spalio 28 d. klebono iniciatyva partizanų palaikai buvo perlaidoti Joniškėlyje prie nepriklausomybės paminklo. Vėliau čia įrengtas memorialas. 1990 m. sausį Joniškėlio miesto sode kunigo Benedikto Urbono iniciatyva buvo pastatytas ir pašventintas paminklas tėvui, autorius Povilas Tamulionis. Po sodo rekonstrukcijos paminklo nebėra. Liko šalia augęs, ta proga pasodintas ąžuolas. Minint Žalgirio mūšio 580-asias metines, 1990 m. Liepos 15 d. klebono Benedikto Urbono iniciatyva Joniškėlyje, skverelyje prie autobusų stotelės pastatytas senovinio Lietuvos kario stulpas. Autorius joniškėlietis tautodailininkas Vytautas Bakūnas. 1946 metais, vasario 23 d. partizanų būrys buvo apsuptas sodyboje prie Uniūnų kaimo. Žuvo 22 partizanai. Kai kurie lavonai buvo nuvežti į Pasvalį ir numesti miesto aikštėje, o kiti Joniškėlyje. Leista juos palaidoti už Plytinės, Girelės pamiškėje, Austakinėje. Laidojimo vietoje 1989 metais pastatytas ir pašventintas kunigo Benedikto Urbono nupirktas kryžius, autorius Jonas Jeselionis. Šiam sunykus pastatytas antrasis kryžius, autorius Vytautas Bakūnas. 2019 metais šioje vietoje iš lauko akmenų pastatytas postamentas ir nukaldintas metalinis kryžius.
1992 m. vasarą kunigas Benediktas Urbonas, pasitelkęs Joniškėlio miesto gyventojus, sutvarkė senąsias kapines ir Karpių koplyčią. Išretinti medžiai ir augalai, išvežtos šiukšlės ir žemės. Iš kunigo dienoraščio. Man dar 1989 metais kilo mintis Joniškėlio miesto centre pastatyti Gabrielei Petkevičaitei Bitei paminklą. Projektą padarė architektas Jonas Lapėnas. Biustą iš ukrainietiško granito iškalė kraštietis skulptorius Antanas Dimžlys. Po 3 metų gulėjimo klebonijos kieme paminklas pastatytas. Gabrielės Petkevičaitės Bitės biustas – asmeniška klebono Benedikto Urbono dovana Joniškėlio miestui. 1991 metais, balandžio mėnesį, Joniškėlio bažnyčios šventorijoje pastatytas paminklas ir kenotafas iš juodo granito kraštiečiui, profesoriui daktarui kunigui Pauliui Ragažinskui, gimusiam Sabonių kaime, Joniškėlio parapijoje. Joniškėlyje palaidota apie 70 Pirmojo pasaulinio karo metu žuvusių vokiečių karių. Sovietiniais metais kapinės buvo nuniokotos. Klebonas su bažnyčios komiteto nariais sutvarkė aplinką, iškirto krūmus, padarė tvorelę, pastatė paminklą. Deja, dabar likęs tik postamentas. Anot vietos gyventojų, paminklas perskėlęs ir nugriuvęs, lyg ir pagamintas kitas jo vietoje. 1991 metais tarp vaistinės ir špitolės pastatytas 1944–1953 metų kankiniams skirtas 6 metrų aukščio kryžius. Autorius Vytautas Bakūnas. Kunigo Benedikto Urbono iniciatyva ir lėšomis 8 kilometre nuo Joniškėlio Pasvalio link, už kelių kilometrų nuo gimtojo Šiukštonių kaimo pastatytas didelis rusvo granito akmuo. Paminklas poetui kunigui Mykolui Šeižiui Dagilėliui. Paminkle iškaltos Dagilėlio eilės. Ačiū Dievui už dosnumą jo gausingą, už pasaulio šio gražumą stebuklingą. 1992 metais prie Valakėlių kryžkelės pastatytas kryžius jėzuitų kunigui, poetui Pranciškui Masilioniui. Autorius Arūnas Grušas. Kunigas poetas kartu su kitais bendraminčiais apie 1969 metus inicijavo katalikiškąjį pogrindinį pasipriešinimą sovietiniai valdžiai – Eucharistinį bičiulių sąjūdį. Kryžius yra netoli kunigo gimtojo Pažosų kaimo. Kelyje Pasvalys Šiauliai ties Joniškėliu kunigo Benedikto Urbono iniciatyva pastatytas kryžius iš Vildūnų kaimo kilusiems kunigui Pranciškonų ordino atgaivintojui Lietuvoje, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatoriui, knygnešiui, daraktoriui Antanui Bizauskui ir jo brolėnui, nepriklausomybės akto signatarui Kazimierui Bizauskui. Dabar šioje vietoje pastatytas kitas kryžius. Autorius Vytautas Bakūnas. Joniškėlio šventoriaus kampe ant Gabrielės Petkevičaitės Bitės medinio namo, kuriame 1898 metais kūrė Bitė ir Žemaitė, pritvirtinta atminimo lenta tebėra. Autorius Vytautas Bakūnas. O kitos, ant Joniškėlio ligoninės sienos, primenančios, kad šiame name 1865–1909 metais su pertraukomis gyveno ir dirbo kultūros veikėja rašytoja Gabrielė Petkevičaitė Bitė ir jos tėvas Jonas Leonas Petkevičius nebėra. Jos nuotrauką parodė autorius Vytautas Bakūnas.